Nu ką, nevažiuojam. Ja, Bare šiandien tokia dienelė, kai realiai prieš 7 išvažiuoju iš namų 7 ir grįšiu 1 nakties. Tai tokių dienų irgi pasitaiko, čia baras, čia toks gyvenimas. Tai buvau paskutinę savaitę Krokuvai. Pernai irgi buvau, vyksta medaus konkursas, pats didžiausias Europoje, ne Europoje, pasaulyje turbūt dabar didžiausias jis yra. Ir kartu konferencija vyksta, tai aš važiuoju pateisėjauti, važiuoju konferenciją paklausyti pranešimų. Nu ir susitikti su lietuviais, tai ten šiemet buvo berods 19 lietuvių gal. Man atrodo, 19 teisėjų lietuvių, 23 lenkai. Čia didžiausia dalis, tai vaizduoju, kad visus kartu sudėjus, kokį kiekį gaunam iš beveik 100 teisėjų. Neblogai, kas 5 lietuvis. Gintarė sakė, kad padarys, kad būtų dar daugiau, kad lenkus aplenktų. Aplenktumėm. Nežinau, ar aplenksim, bet, man smagi patirtis, kartu toks apeini ir barus apžiūrė. Krokuvoje yra vienas baras, labai fainas, kur yra tik tai keskeilai, jie patys Rusija gamina alų ir tik tai keskus. Keskai yra kasetinėse brandinami alus, yra jie šiek tiek kitokie, mažiau angliarūgštės turintis. Nu ir faina, jie turi, dabar galvoju, 10 kranų turbūt. Jo, turbūt 10 kranų, bet kartu ir sauerių turi, ir tradicinių angliškų, ir šiuolaikinio IPA. Nu ir fainas baras, labai, nežinau, kad tik išsilaikytų jie, kad tik išbūtų, bet labai fainas baras ir tikrai labai rekomenduoju ten visiems nueiti. Fainas ne tik tai, kad pats baras, bet ir unikalus pakankamai. Tokių barų, kiek aš keliauju, tai nelabai yra. Todėl tikrai verta Krokuvoje apsilankyti. Aš paprašė praeitą kartą sudėti Berlyną komentaruose. Jūs rašyk drąsiai komentarus, aš skaitau, aš atsakinėju. Ir vienas žmogus paprašė įdėti, sako, Berlyną, jeigu negali daryti video iš barų, o aš barų video nedarau, todėl kad į barą, kai įeini, yra muzika. Muzika fone atsiranda ir YouTube'as blokuos. Tada, kai negali kalbėti jas, reiškia, aš turiu nufilmuoti kažką bare, tada turiu išeiti, įgarsinti visą tai, ką aš mačiau, kaip jaučiuosi išėjęs. Tada montavimo labai daug gaunasi. Žodžiu, tada žiauriai daug laiko gaunasi ir sudėtingai ir netikra, tada, kad aš nekomentuoju tai, ką aš tuo metu gaunu, o kitaip truputėlį. Tai todėl nedarau, nes tokia mintis buvo ir man kilusi, bet teko atsisakyti. Tai pasakė, gal tu gali tada žemėlapis užmėti tuos barus, kur verta nueiti. Tai galiu. Padariau, pasidėjau truputėlį, tai dabar yra žemėlapis, kur galite paspausti ir rasti visus barus, kuriuos aš vertinau puikiai. Tai reiškia tie barai, kur arba tarp barų gali pasitaikyti ir, pavyzdžiui, pusryčių kavinė. Jų nebus daug, bet tokių vietų gali būti. Arba pietų vieta, kur, belė kaip gerai buvo. Labai. Tai tokias vietas aš pažymiu irgi. Ir tada atsiranda žemėlapyje, tai galite nueiti 0.lt, ten yra, parašiau dabar Berlyno ir Krokuvos, dar neparašiau, turiu parašyti dar Krokuvos, kai būtų alaus gidas, tai kad galite apsilankyti. Ten yra tiesiog išvardinti barai, kuriuos verta aplankyti ir kurie yra geri, bei yra žemėlapis, nuoroda į žemėlapį apačioje tų įrašų, kur galite matyti visą, kur aš lankiausi, ten pagrindė Europoje ir tik tai yra. Ir ten yra visi tie barai, kuriuos verta aplankyti ir kuriuos važiuojant, jeigu atsidarysite tą miestą ir aš ten būsiu buvęs ir būsiu sužymėjęs, o kai važiuoju jau, nežinau, nemažai metų žymiu, ne visur esu buvęs, kur nežymėjau anksčiau, bet be šiaip žymiu dabar visur tikrai, nes matau tame naudą ir savo, ne tik kitiems. Tai atsidarykite ir važiuokite tos barus, jūs sutaupysite labai daug laiko, jums nereikės lankytis barų, kur neskanu, kur negerai, aplankys tikrai gerus barus. Jeigu juos aplankysite, lankykite juos kituose tada. Tai ne visada daug būna, pavyzdžiui, Dubline nėra jų daug labai gerų alaus barų. Bet verta nueiti, manau, kad ir pasižiūrėti. Tai prašyti ir padariau. Drąsiai naudokitės, eikite, skaitykite 0.lt, ten sukėliau. Labai seniai nebuvau kažką kėlęs, tai įkėliau, dabar galėsite žiūrėti. Tai tiek iš kelionės, tai Krokuva visai smagus miestas, galėtų būti labiau prižiūrimas, labiau mylimas, nes, pavyzdžiui, Vilnius, tu matai, kad tas Vilnius labiau mylimas yra, labiau prižiūrėti, labiau tvarkingiau negu Krokuvai. Bet Krokuva turi istorinę vertę, toks tikrai gražus pastatai, gražios gatvelės, turi savo daug pliusų, bet man Vilnius yra daug mieliau tvarkomas, daug mieliau prižiūrimas.
Tai tom keliom dienom buvau išvykęs ir susitvarkiau, per tą laiką turėjom čia visokių vėl nuotykių. Tai pradedant darbuotojai, šiandien ateina naujas darbuotojas, o tema vėl, kodėl naujas darbuotojas? Tai mes ieškom barmenų, tiksliau turime vieną merginą, kuri jau savaitę, pusantros pradirbo. Tai žiūrėsim, kaip su jie bus, dar neseniai, bet visai gal ir nieko. O gal savaitę pradirbo. Man kažkaip vaidenas, matau, kad gal savaitę pradirbo. Žodžiu, nesvarbu. Tai va, tai su jie galbūt viskas gerai bus, yra šansų tikrai nemažai. Ir šiandien ateina dar vienas žmogus, žiūrėsim, kaip su juo bus. Matysim, nieko nežinau, nieko nesitikiu, nes Raimonda susitikimuose dalyvauja, Raimonda atrinka žmonės, aš tik tai jau apmokymais užsiimu. Ir jeigu galėčiau, atsiprašau, jeigu galėčiau, nusižiovot ir jūs, ne? Tai jeigu galėčiau, nedaryčiau to, nes, blema, man kaip kantrybės reikia daug mokinti žmonės ir ypatingai, kai jie ne viską klauso, ne viską fiksuoja, nes tokių žmonių irgi pasitaiko. Tai va, o yra, kur dirba žmogus, negerai, yra daug smulkių dalykų, kur labai blogai yra. Žmogui kartoja daug kartų, jis negirdi. Tu jo atrodo jau aiškini, kaip mažam vaikui vis tiek nepadaro ir toliau. Tai tokių daug dalykų, kur, neviltis. Tai nežinau, kaip su juo bus, gal niekur nebus, matysim. O dabar yra naujas žmogus, žiūrėsim. Tai va, tai šiandien dar turiu susitikimus kelis ir tada viskas bare vyksta. Tai ir po to ateina žmogus, o kai ateina pirmą kartą žmogus, ateina labai anksti. Ir mes tvarkomės, žiūrim, aiškinamės, reikia minimum 3 valandų. Tai dažniausiai dar daugiau truputėlį pasilieku, kad spėčiau paaiškinti ir padaryti tuos darbus. Pagrindinius. Ne visus spėjom padaryti, bet pagrindinius spėjome padaryti per tiek laiko. Kitą dieną kitus darbus tada pasidarome. Ir tai tokiu būdu keliaujam toliau. Tai va, tai kai ateina naujas žmogus, aš dar nelabai tada turiu laiko bendrauti su kitais žmonėmis, nes jo negali palikti, turi prižiūrėti, jis nežino, kur paspausti, nežino, kur pasukti, nežino, kada, kaip alų įpilti. Tai jeigu ateina žmogus, kuris yra dirbęs bare, tai bent vieną dalyką moka alų pilti. Ne visada idealiai, ne visada gerai, bet bent jau tiek moka. Tai tikrai alų nėra lengva įpilti. Jeigu dirbi su dėliais bravorais, kur yra stabilų kokybė, vienodai visą laiką važiuoja, yra daug paprasčiau. Pas mus kraftas, kiekvienas kranas bėga skirtingai, vienas labiau gazuotas, kitas mažiau gazuotas, kitas puikiai, trečias putoja be sustojimo. Kiek reikalų yra, tai jūs, kad įsivaizduotumėte, tai reikia pilant, reikia atsiminti, reikia žiūrėti. Ne visi tą sugeba, ne visi tą gali. Plius vėlgi, reikia išmokyti žmonės, su kas elgtis. Į kasą įmušti prekę nėra sudėtinga, bet reikia išmokyti žmogų įmušti kasą, paduoti mokėti, eiti piltalų, grįžti atgal, patikrinti ir patvirtinti. Toks procesas. Kad žmogus laikytųsi tos pačios tvarkos visą laiką. Kodėl tai svarbu? Nes jeigu tu visą laiką tai padarai, tada nėra klaidų. O su naujokas, kaip visada būna, jie galvoja, kad gudresni arba peršokinėja ir prasideda. Kiekvieną karkaso atsiranda trūkumas. Dar truputėlį apie tai, kaip teisėjavom. Nežiauriai įdomu, kaip kas teisėjauja, bet realiai daug kartų turbūt esu pasakas, tai trumpai primenant, yra kiekvienas gėrimas vertinamas 5 parametrais. Tai yra vaizdas, aromatas, skonis, poskonis ir bendras įspūdis. Ir kiekvieną reikia prašyti, kadangi žmogus siunčia arba įmonė siunčia gaminantį savo midų, jie tikrai laukia normalių komentarų, normalių aprašymų. Ir tai yra vargas, nes tu galvoji, kaip čia prašyti, kaip čia tus sakinius formuoti gražiai ir labai daug laiko sugaišti ir resursų savo būtent aprašinėdamas. Nerašydamas taip, kaip yra, kaip tau greit atrodo, bet kadangi reikia rašyti pozityviai plius, kad žmonėms ar ten įmonės nenumuštum per daug entuzijazmo, reikia parašyti, kad būtų mandagiai, ir taip toliau. Tai aš nemačiau ir aš manau, kad šiemet vienintelis buvau tos, kuris apgaudinėjo. O kodėl, kaip aš apgaudinėjau? Iš tiesų neapgaudinėjau, bet aš pasinaudoju ChatGPT. Niekas nedarė to, aš dariau. Susirašiau taisyklės jam, kaip tas turi būti daroma, kaip turi būti daroma, kodėl turi būti daroma, kaip reikia prašyti, ką reikia padaryti, viskas, žodžiu, sąlygas surašiau. Ir tada ką aš darau, mes pasiemam midų ir kalbamės. Ir ką kalbamės, aš surašau. Reiškia, nuo skonių, kvapų, aromatų, tu sakai, per tos punktus eini, apsitarinėjai, bet tu rašai viską belė kaip.
Tiesiog gali paprastus žodžius, sakiniais, grubiai gali rašyti, viskas ok yra. Ir tu gauni puikius aprašymus. Išdalintus į 5 dalis, copy-paste, tik balus suvertini ir tu turi. Žmogus skaityti malonu, man dirbti palengvina belekaip ir turim gražų, tvarkingą tekstą ir aiškias nuorodas į viską tik todėl, kad mes aiškiai rašėme. Nu, tik tai, kad nerinkdami tų žodžių. Ir aprašymas būtų buvęs mano gal ten 5 žodžiai, gal 8 žodžiai, čia gauna po 2 sakinius iš kiekvieno. Tai žiauriai gerai, fantastika. Ir laiko sutaupo, galva nepavargsta, žinot, kai galvoji, tai skauda galva. O čia mūsų vienas barmenas sakė, aš sugalvok apibūdinimus salui. Ir jisai sugalvojo 2 ir niekaip 3 negali. Sakau, tai 3 žodį apie alų gal gali pasakyti. Sakau, aš nesugebu sugalvoti. Sakau, gerai, tada sėskis rašyk 10. 10 žodžių apie šitą alų turi parašyti. Nu ir jis ilgai kankinos, ten, tebūnie parašė, ten, pavadinkim tai, kad parašė, nes sinonimų vartojimas turbūt nėra, bet okei. Ir sakė, galiu parūkytis, man galva įsiskaudėjo. Tai žmonėm, kai galvoja, galvas skaudas kai kuriems. Tai va, tai ChatGPT žiauriai padėjo, labai palengvino gyvenimą ir rezultatas labai tenkino ir mane, tai reiškia tenkins ir kitus. Ir niekas daug nesinaudojo tuo. Tai naudokitės šiuolaikiniam technologijom vietose, kurios yra gerai. Jeigu būčiau daręs, kad jisai ChatGPT pats parašo apie kažką iš aprašymo sugeneruoja tekstą, tai būtų absoliutus absurdas ir nebūtų gero rezultato. Bet kadangi jisai sutvarko mano netvarkingą tekstą, išdalina pagal grupės, kur tinka, kur netinka ir gražiai sakinius sudėlioja, man patiko rezultatas. Tai jeigu būtų rinkę festivalyje pačio geriausiai mido aprašytojo medalį, tai aš būčiau gavęs, manau, kad.